Kągi, jūs ekranuose vėl. Kačerginės Nemuno žiedas, žavios merginos ant džiūstančio Nemuno žiedo asfalto. Štai taip, užėjo debesis, nulijo per Rocky 600 klasės finalinį važiavimą. Saulė ir vėjas ir be abejo motociklų padangos tą drėgmę šiek tiek išdžiovino ir dabar prie starto linijos jau rikiuojasi pačios gausiausios, net 17 dalyvių sutraukusios Rocky virš 600 kubinių centimetrų klasės varžybų dalyviai. Ir čia vėl lietuviai, latviai, estai, lenkai. Šioje klasėje tikėkime, kad nugalės mūsiškiai. Prieš tai vykusiame finale dėja du svečiai iš Lenkijos startavo pirmi ir finišavo. Tomašas Ciževskis buvo greičiausias lenktynininkas iš Suvalkų, jo tautietis Mariušas Kondratovičius užėmė antrą vietą. Na, o dabar šioje klasėje Rocky per 600, Rocky virš 600 kubinių centimetrų klasėje Karolis Vilčinskas ir Donatas Sivickis. Du Lietuvos sportininkai užima vietas arčiausiai vidinės trajektorijos, kadangi motociklo lenktynėse sportininkai startuoja po 4 vienoje juostoje ir tokių juostų mes turėsime net beveik 5. Prie starto linijos matome 22 numerį, tai būtent Karolis Vilčinskas. Greičiausias varžybų dalyvis, kvalifikacijoje minutė 14 ir 270 tūkstantųjų. Karolis Vilčinskas, jam 24 metai, lenktynininkas iš Vilniaus. Būtent šioje klasėje startuoja ir du patys vyriausi, apskritai viso savaitgalio, viso renginio dalyviai. Uldžiui Egličiui iš Latvijos Dobelės miesto 45, iš Daugpilio atvyko Juris Lucavas, jam 43. Taigi ir vyresni, ir šiek tiek jaunesni sportininkai, beje pats jauniausias, man atrodo, bus 24 metų, tas jau minėtas Karolis Vilčinskas. Pavelas Žuralskis, svečias iš Lenkijos, jis startuoja iš 3 vietos, 96 numeris. Yra 25 metų, dar truputėlį vyresnis yra Donatas Sivickis. 24 ir 25. Galima sakyti, toks amžiaus vidurkis lenktynininkų startuojančių pirmoje juostoje, pasiruošusių pradėti 12 ratų distanciją. 3 km 300 metrų viename rate ir tai reiškia, kad daugiau negu 40 km turės nuvažiuoti sportininkai. Per kvalifikaciją greičiausias ratas įvyktas beveik 160 km vidutiniu greičiu. 131 numeris Ainaras Štrobergas iš Rygos, jam 38 metai. 11 numeris tai Žydrūnas Bukauskas, 43 metų sportininkas iš Utenos, vyriausias lietuvis šiose lenktynėse. Yra dar Vaidas Urbietis, 5 numeris 36 metų lenktynininkas iš Kelmės. Taigi, varžybų dalyvių geografija tikrai platėja ir Lietuvos sportininkų iš įvairių miestų yra. Ir Vilnius, ir Kaunas, ir Kelmė, ir Radviliškis, ir Panevėžys, ir Klaipėda. Tarptų renginių, ko dar jūs nematėte, nes kadangi čia motociklai burzgė nuo pat ryto, buvo ir motoakrobatų varžybos. Čia Rūnas Gibieža iš Vilniaus nugalėjo, aplenkė salitiškį Virginijų Žukauską. 3 vietoje liko klaipėdietis Tadas Balsevičius. Na ir dar vienas vilnietis blykstelėjo, tai turiu omenyje Šarūną Pladą, kuris čia pagerino trasos rekordą. Na ir be abejo, žavios merginos, be jų sunku įsivaizduoti lenktynes. Ir čia taip pat Kačerginės Nemuno žiede. Manau, kad ir lenktynininkus linksmino, ir žiūrovams, kurių šiandien tikrai nemažai, nepaisant to pliūptelėjusio lietaus, šiaip oras tikrai geras. Motociklų ir motolenktynių gerbėjų čia susirinko nemažas būrys. Renginys beje yra nemokamas. Todėl pažiūrėti į Playboy merginas norisi daugelį. Na, sportininkams be abejo, akis nei merginas reikia ganyti, jie dabar kaupėsi prieš startą. Matome, kad merginos pasitraukė, tai reiškia, kad ko gero liko, manau, kad minutė iki tol, kol lenktynininkai pajudės į apšilimo ratą. Dar sykį priminsiu, kad pirmoje eilėje čia, šioje klasėje, Rocky virš 600 kubinių centimetrų stovi Karolis Vilčinskas, 22 numeris, ir Donatas Sivickis, numeris 13. Tai du lietuviai, greta jų Pavelas Žuralskis iš Lenkijos, 96 numeris, ir Juris Lucavas iš Latvijos, numeris 197. Saugos automobilis, matome, grįžta įveikęs dar vieną ratą. Trasa, manau, kad beveik visur jau yra išdžiūvusi, nors prieš pat startą vėl bandė lynoti. Ir ką gali žinoti, galbūt kažkur, kaip jau minėjau, žiedo ilgis 3 km 300 metrų, pakankamai nelygaus reljefų yra ši trasa ir galbūt kažkur tiesiog žemesnėse vietose, ar ten, kur saulė mažiau užšviečia, kur tenka mažiau vėjo, asfalto danga dar gali būti gerokai drėgnesnė. Kągi, sportininkai pasiruošė išvažiuoti į apšilimo ratą.
ir po jo prasidės 12 ratų finalinis važiavimas. Kol kas Lietuva ir Lenkija turi čia po vieną aukso medalį. Baltijos šalių čempionato trečiasis etapas, atvirasis Lietuvos čempionatas ir sportininkai kovoja taip pat dėl Dolce Credit LT piniginių prizų. Ši klasė, o čia dalyvių būtent 17 ir čia sportininkams šalia taurių bus įteikti ir apčiopiami finansiniai prizai, taigi noras nugalėti be abejo turėtų skatinti sportininkus važiuoti dar greičiau. Avarijų prieš tai buvusiame finale irgi būta, bet trasa jau išdžiuvo ir dabar tiesiog jau aišku ir savotiška loterija. Sportininkai turėjo pasirinkti tas padangas, kurios turėtų geriausiai tikti šiai džiūstančiai trasai, galbūt ir beveik visai sausai dangai. Štai matome važiuojantį saugos automobilį. Čia asfaltas yra visiškai sausas, bet čia yra viena iš nuokalnių ir ten galbūt drėgmės daugiau, nes tiesiog saulė nepašviečia ir vėjo šiek tiek mažiau gauna ši trasa. Kačerginės Nemuno žiedas profesionaliausia ir ko gero vienintelė labiausiai tinkanti tokiam renginiui trasa. Estijoje šiemet varžybos vyko berods Saremos saloje aerodrome ir motociklininkai arba varžybų organizatoriai mano, kad tai viena iš galimybių. Kągi, dabar išvažiavo sportininkai ir netrukus mes galėsime fiksuoti jau laikus. O kol kas žiūrovai gali pamatyti, kaipgi ant šlapios trasos vyko Rocky 600 klasės važiavimai. Patys įspūdingiausi, galbūt nelabai malonus kai kam momentai, akimirkos iš prieš tai buvusio finalo vykusio ant gerokai šlapesnės dangos. Galbūt atrodo gana kraupiai, bet laimiai sportininkai, o tokių kritimų buvo ne vienas, sportininkai nenukentėjo ir išskyrus apdaužytą techniką, daugiau rimtesnių problemų čia nebuvo kilę. Štai patys matote, asfaltas dar kai kur tikrai stipriai šlapės ir reikės lenktynininkams pasirinkti tą savotišką aukso vidurį, kur galima važiuoti maksimaliu greičiu, o kur reikėtų vis dėlto vengti drėgnesnių vietų, nes padangos gali būti pernelyg šlapios ir po to kažkuris posūkis gali kelti daugiau problemų, nei kad patys sportininkai norėtų. Dar sykį priminsiu, kad būtent šioje klasėje, o jį gausiausia, kovojama ir dėl piniginių Dolce Credit LT įsteigtų prizų. Ne tik tai taurės, ne tik tai šampanas, ne tik tai medaliai, ne tik tai merginų bučiniai ir dėmesys, bet ir piniginis laimėjimas, ko gero, bus papildomas stimulas kovoti dėl aukštesnių pozicijų. Svarbiausia, kad per visą savaitgalį lietaus čia taip ir nebuvo ir sportininkai, kurie į Nemuno žiedą galbūt atvažiuoja ne taip dažnai, nes tai pirmos šio sezono motociklinių lenktynės šioje trasoje. Galbūt patirties ir praktikos važiuojant ant šlapio asfalto turi nelabai daug arba jos turi iš viso mažai. Ir visą savaitgalį važiavo sausa danga, štai prieš pat finalus, turiu omeny, pavyzdžiui, Rocky 600 klasę. Ko gero, tai buvo visiškas ekstremas ir kai kam šios gamtos pateiktos staigmenos buvo tikrai ne į naudą. Pažiūrėsime, kaipgi sugebės sportininkai pasiruošti startui. Lieka vos kelios sekundės, raudona vėliava laikantis teisėjas turėtų pasitraukti ir šviesoforui užgesus prasidės 12 ratų kova gausiausia. Dar sykį, ne pati greičiausia, bet tikrai manau, kad gausi ir azartiška kova žadanti Rocky virš 600 kubinių centimetrų klasė. Užsidega raudoni šviesoforo signalai, jiems užgesus sportininkai turėtų pajudėti. Taip. Startuojama ir štai, iš pirmų vietų, man atrodo, tai buvo Pavelas Žuralskis ir Jurijus Lucavas. Jie startavo dešinėje labai nesėkmingai. Startavo Lenkas ir Latvis, o abu mūsiškiai, Karolis Vilčinskas ir Donatas Sivickis, turėtų būti rikiuotės priekyje. Jiems atrodo viskas tvarkoje buvo. Kągi, laukiam pirmojo rato rezultatų ir galim dar sykį pažiūrėti, kaipgi buvo startuota. Gausi kompanija ir visi dar ne grupė. Skirtingai nuo prieš tai matytos klasės, kur ypač ant šlapio asfalto meistriškumas įsiskyrė ir greitis skyrėsi 10, netgi 15 sekundžių viename rate. Čia, manau, kad Rocky klasėje per 600 kubinių centimetrų turėtų važiuoti sportininkai tikrai dar ne grupelė ilgokai. Vėlgi, matytas pirmasis finalas, kai kovojo pretendentų klasės sportininkai, įrodė, kad lyderis arba lenktynininkas pirmavęs 6-8, 3/4 distancijos 6-8 iš 10 ratų dar negali būti vadinamas nugalėtoju, nes paskutiniuose ratuose tiesiog kartais nebelieka jėgų,
arba peržengiama klaidos riba ir tiesiog lenktynininkai būna priversti pasitraukti iš kovos, sudėti ginklus anksčiau laiko. Laukiame pirmo rato finišo, lyderis panašu, kad tolsta. Iš pirmos pozicijos, priminsiu, lenktynės pradėjo Karolis Vilčinskas. Antras buvo Donatas Sivickis. 22 ir 13 numeriai, bet tai buvo kvalifikacija ant sausos asfalto dangos ir dabar tik reikia palaukti, kolgi tikrai įsivažiuos.